Viena Estijos analitikė vakar parašė fantastiškai gerą to kvailo milžiniškos ES užsienio politikos tarnybos dokumento siūlymo ministrams diskutuoti analizę, kur labai taikliai pastebėjo absoliučiai svarbiausią dalyką. ES su Rusijai siūlo kalbėtis dėl įvairiausių dalykų, tai yra dėl ebolos, terorizmo ir panašių dalykų, o iš Rusijos reikalauja, kad Rusija atsisakytų savo absoliučiai fundamentalių pasaulėžiūrinių dalykų, kad yra didžioji valstybė, kuri gali turėti interesų sferą, kad ji gali priversti kaimininę šalis likti neutraliomis arba apskritai daryti įtaką. Kitaip sakant, europiečiai kažkodėl tiki, kad tokie mažytės morkos privers Rusiją atsisakyti tai, kas sudaro jos pasaulėvaizdžio esmę. Tapatybė. Tapatybė. Ministrė. Ką?